Tęsiam kelionę su matančių vyrų klubu ir atvažiavom į Raigardo slėnį. Kažkada čia Čiurlionis yra nutapęs ne vieną paveikslą ir tikrai ganėtinai stipri vieta energetiškai ir smagu tiesiog geru oru pabūti tokioj platybei. Norėčiau nufilmuoti vieną video apie karmą. Būtent karmos, kodėl svarbu gyvenime valytis karmą. Esu girdėjęs tokių atsiliepimų ir pasisakymų, kai žmonės, tarkim, sako, tiesiog užtenka būti pozityviom mintimis ir viskas bus gerai. Ir jokios ten karmos nereikia valytis, išlikti puikiom mintim ir viskas tiesiog gerai klostysis. Bet iš tikrųjų, kiek mano praktikoje yra ir kiek dirbu su karminėm situacijom, su praeitais gyvenimais, tai kartais yra tokių situacijų, kai tai tiesiog neįmanoma padaryti, būti pozityviam, būti linksmam, būti sėkmingam, jeigu nėra išvalyta karma. Taip, tų, kurių karma yra ganėtinai švari, viskas gerai, viskas puiku, bet jeigu taip nėra, tai automatiškai kyla problemos, kyla situacijos. O kaip karma veikia? Karma yra mūsų kažkur tai gelmėse, mūsų viduj, ir kaip bebūtų, karmos principas yra toks, kad jinai palaipsniui iš tų gelmių po biškį kyla į viršų, tos karminės situacijos, ir jos pasiekia fizinį lygmenį. Kai pasiekia fizinį lygmenį, tada iškyla tam tikros situacijos. Negatyvios, gal ligos, galbūt nelaimės, ar kažkokios kitokios. Ir jeigu karma tose vietose, tos situacijos yra neišvalomos, nesuvokiamos, tai tos ligos dažnai ir lieka mumyse. Arba mes tas karminės situacijas, jų negatyvą iškeltą, pradirbam per kažkokias nelaimės ar per stiprų negatyvo jausmą ir tokiu būdu ta situacija vėl pasislėpia kažkur giliai mumyse ir po kažkiek laiko vėl jinai iškyla. Todėl svarbu, kieno yra daug karmos, ypač svarbu ją valytis, tvarkytis ir tada tas gyvenimas tikrai kardinaliai pasikeičia. Esu susidūręs tokioje situacijoje, kai vienas žmogus sirgo šizofrenija ir jisai buvo bankininkas ir vieną dieną tiesiog jam iškilo tos karminės situacijos. Ir kas tuo metu atsitiko? Prasidėjo baimės, prasidėjo nesaugumo jausmas, prasidėjo tiesiog jis savęs nesuvaldė. Ir kaip kas sekė toliau, tai yra 10 metų pas mamą tarp 4 sienų ir baimėse. Ir mes po 10 metų mes pradėjom dirbti su juo, jis mane susirado, pradžiai per Skype'ą pradėjom, kelias sesijas padarėm, po to jisai ir gyvai atvažiavo. Žmogus užsidaręs tas situacijas, jo gyvenimas pradėjo keistis kardinaliai, jisai vėl pradėjo važinėti su mašina, dabar pradėjęs ir vėl dirbti tam tikrą darbą. Ir tai, ką reiškia, kai yra jo karma buvo išvalyta. Jeigu jis jos būtų nevalęs, aš nemanau, kad būtų atsiradę žmonių, kurie būtų jam galėję padėti. Nes būtent priežastis to dalyko buvo karminės situacijos. Ir jis kiek būtų norėjęs būti pozityviu, jeigu jis to būtų nesutvarkęs, to tiesiog neįmanoma padaryti. Nes kai situacija pakyla į viršų, į paviršių, mes ją jaučiam. Ir mes ją jaučiam, jei tai negatyvi karminė situacija, mes ją jaučiam negatyviai. Ir su matymo pagalba ją galima uždaryti. Tai tiek apie karmos valymo svarbą. Iki.